Na, Kuveitą, žinote, gyvena tarp trijų didžiulių iššūkių regione. Kuveitas yra tarp Saudo Arabijos, Irako ir Irano. Taigi paprastai Kuveitas šiame regione neturi jokios įtakos. Kuveitas yra labai taiki šalis, politiškai liberali šalis. Jie tiesiog nori gyventi taikiai, nori klestėti, nori užsiimti muziką, mokslu ir panašiai. Manau, Kuveitas neturi tvirtos pozicijos šiuo klausimu, bet Kuveitas taip pat išreiškia savo baimę dėl šių išpuolių tęstinumo. Jie uždavė daug klausimų ir išsiuntė vieną iš gynybos biuro ar gynybos tarnybos Kuveite darbuotojų, kurie atsiskaito Irano ambasadai. Ir štai ką galvoja Kuveitas. Kuveitas mano, kad gerai, aš stosiu į Jungtinių valstijų pusę. Galiausiai visi Kuveito gyventojai pamatė, kad turime vieną bendrą priešą – Iraną. Ir dabar turime daug sąjungininkų, jie turi tą patį priešą. Matome, kad Izraelis turi tą patį priešą ir jie padeda pulti, naikinti bei silpninti tą režimą. Ir dabar turime Jungtinės valstijas ir Emiratus, jie turi tą pačią poziciją, o Emiratai jau pradėjo smogti. Taigi Kuveito pozicija yra tokia, kad jie palaiko visas šias šalis, tačiau negali viešai nieko paskelbti. Tačiau noriu pasigilinti būtent į poziciją Persijos įlankoje, nes žmonės iš Persijos įlankos regiono, su kuriais kalbėjausi, įskaitant ir šiame laidoje, visi sakė, kad įlankos šalis turi iš naujo įvertinti savo santykius su Islamo Respublika. Ir manau, kad galime tam tikrą prasme matyti, nors GTC nėra monolitas, formuojasi dvi stovyklos. Griežtesnė, vadovaujama Juojeiviai, Bahreino, ir tada yra nuosaikesnė stovykla, galima sakyti, palaikanti nuolaidžiavimą. Akivaizdu, kad kraštutiniausias pavyzdys yra Omanas. Bet ten galima priskirti ir Katarą, ir tam tikrą prasme Saudo Arabiją. Kurioje vietoje šiame naujai besiformuojančiame Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos santykių su Iranu kontekste atsiduria Kuveitas. Vėlgi, žinote, šiame regione viskas tarsi susideda vienas ant kito, viskas persipina ir kaupiasi. Taigi vienas iš jų buvo konfliktas, kurį Jungtiniai Arabų Emiratai turėjo su Saudo Arabija, Pietų Jemene. Mes tai vadiname Pietų Arabija. Ir tada viskas tikrai pasidarė pakripolim, žinote, kažko labai neigiamo tarp abiejų šalių. Ir tada Saudo Arabija užėmė kitokią poziciją dėl brolijos, sakė, kad mes kovojame su brolyje šalies viduje, bet remiame juos už savo sienų Sudane ir Jemene. Taip yra ir su Kuveitu, o Kuveitas yra vienintelis Saudo Arabijos kaimynas, GCC kaimynas iš tos pusės. Kuveitas jau yra labai sudėtingoje vietoje, mano, kad dabar mes neturime jokios pozicijos, mes nieko nesakysime, galvosime tik apie savo pačių egzistavimą. Taigi egzistencinės grėsmės kylančios iš Islamo revoliucijos gvardijos korpuso nerado Saudo Arabijos intereso, žinote, priešintis ar padėti Kuveitui apsiginti. Jie apie tai kalbėjo Ahyje, jie sakė, mes ginsime Kuveitą, mes skirsime visas savo pastangas ir visas savo galimybės ginti Kuveitą. Ir jie nieko nepadarė. Jie užėmė kitokią poziciją, jie tapo tarsi tarpininkais. Jie žino, kad Islamo revoliucijos gvardijos korpusas puola Kuveitą. Taigi šioje situacijoje yra engėjas, bet jie nusprendė tiesiog derėtis, kad apsaugotų ir save nuo jų. Ir jie taip pat nori parodyti, kad pastaruoju metu turi tam tikrų ryšių su musulmonų brolyje. Taigi Kuveitas yra tokioje pačioje pozicijoje kaip ir Jocie. Štai kodėl Kuveitas ir Jocie buvo smarkiai puolami beveik tokiu pačiu būdu. O Kuveitas galbūt neseniai gavo daugiau raketų ir dronų. Bet vėlgi, mes pastaruoju metu laikomės tos pačios pozicijos kaip ir JOE ir tai labai supykdo IRGC.
Jie nenori, kad mes, žinote, priešintumėmės musulmonų brolyjei. Jie nenori, kad mes vykdytume reformas Kuveite ir atimtume pilietybę iš tų, kurie, žinote, pradėjo perimti šalį su suklastotomis tapatybėmis. Taigi tai yra Saudo Arabija ir Omanas. Omanas užima visiškai kitokią poziciją nei Saudo Arabija. Jie sako, kad mes esame nuolaidesni Iranui. Ir Omano užsienio reikalų ministras, mano nuomonė, kalbant visiškai atvirai, užėmė ofai gėdingą poziciją. Jis palaiko Iraną, netgi užpuolė Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybą, sakydamas, kad jie taip pat turi apsisaugoti, taigi jis pateisina jų išpuolius prieš mus. Kuveitas į tai neatsakė, Kuveitas neatsakė į daugelį dalykų, tačiau kai matai, kad Kuveitas nereaguoja, tai reiškia, kad Kuveitas tam nepritarė. Taip, būtent. Trumpai, taip arba ne. Ar manote, kad Kuveitas nori matyti režimo pasikeitimą Irane? Tikrai taip. Kuveitas laikosi tos pačios pozicijos kaip ir JNC, bet nemanau, kad KSA Saudo Arabija nori tokio pokyčio, nes jie visi priklauso taip pačiai politinio islamo stovyklai. Tai matote Madrido Real ir Barcelonos Barcelona žaidžiančius La Liga, noriu tiesiog pateikti šį pavyzdį. Barcelona nenori pašalinti Madrido Real iš lygos. Jie nori juos sunaikinti. Jie kovos, kai žais prieš juos, bet jie nenori jų visiškai pašalinti, nes tai taip pat palaiko ideologiją ar auditoriją, kad yra dar vienas varžovas. Tai kas Saudo Arabija nori? Susilpninti Islamo revoliucinės gvardijos korpusą, bet jo visiškai nepašalinti. Nes jie mano, kad jų ideologija bus kita eilėje. Tai yra jų laikas. Aš kalbu apie aukšto lygio, žinote, jų požiūrį, kai jie kalba apie islamo pasaulio vadovavimą. Taigi taip, mes esame tame, žinote, politinio islamo eros pabaigoje, kur matote, pavyzdžiui, Pakistaną, matote Iraną, matote Saudo Arabiją, matote Palestiną. Pakalbėkime dar kartą apie Palestiną. Jie yra, žinote, silpninami.